Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Skanu šaltas vanduo. Neatsimenu, kad tokio šalto gėrio. Nu, tiesiog atsigauni. Šaltas, tiesiog nuostabus visur. Visur tie vandenys šilti išilę. Nu. O čia matai, jisai šlaite pietiniam, kur saulės negauna, tai čia jis neįkaitęs. Jo. Vanduo. Jo. Namelis, pusiau pilis, pusiau namas. Na, čia tokių daug yra viso. O, kokia gal žylė. Kažkokia pilis buvo. Net gal lankomas objektas. Taip yra, takutis yra privažiavimas. Bet mes jau žinom, kad čia lankymas, tai reiškia pasidaryti sienas iš arčiau. Kastilo medieval. Pilis medieval. Ultrateita. Matyt labai statu, jeigu jau parašė, kad ultrateita. Na jo, statumo čia yra. Labai, sakyčiau, yra. Oho. Kaip čia Laima drįsta važiuoti. Tikėkimės, kad į tokį patį nereikės stumtis. Ajajai, reiktų. Čia statumas didelis ir atstumas didelis. O, kokios uolos. Ajajai, Laima bijo važiuoti. Labai status, bijau leistis. Nu, reikia vis tiek leistis iš. Tai nusivesiu kažkiek nuo šito statumo. Labai status. Labai, bet tai čia geras kelias. Ai, Jėzus, ne. Tiek to aš, tu leiskis, aš nusivesiu nuo šito statumo, paskui vėl leisiuosi. Į tą posūkį staigiai. Gerai, gerai. Kas yra? Laukiu tavęs. Leisiuosi, nelauk. Palauksiu čia Laimos. Grožis neišpasakytas. O Jėzus, išmautas kelias. O Jėzus, kada jisai baigsis? Kaip kokiem amerikiečių filme, kaip kalbuoju, miestelis apačioj. Matai, bijau jau šituo gabaliuku leistis vėl. Nu, va, sakiau, pozą miestelį turim pasiekti. Nu, va, jau gali leistis. Tai va leisiuosi, kad dviratis važiuoja.
Nusileidžiam į miestelį. Eina taip. Sau, kaip šitą grožis. Eik tu sau. Nu jo. Skalbiniai daug nudžiūsta. Hotel, restaurant. Žiūrėjai, čia hotel, restaurant rašyta. Nemačiau nieko. Nesvarbu, važiuojam, kad čia kažkur turi būti. Gal stosim pavalgyti? Pavalgyti, sakai? Ar ne? Ai, tiesa, vis tiek nusipirkti kažką reikia. Nusipirkti reikia, tik dabar kur čia dabar leidžiasi. Ai, vėl tai baisiniai. Miestą, kurgi tu čia leidžiasi? Vėl baisiniai posūkiai. Aš kiek biskį pasivesiu. Į civilizaciją nusileidau. Va, jau dabar jau gerai. Važiuosim. Bandysim užeiti čia į šitą restoraną. Hola. 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 Díganme. Menú. No, está cerrado ya. Menu. Do you have menu? Menu. Close. Close? Sí. Sí. Close. Restoranas uždarytas, matyt, siesta. Ir parduotuvių nežinau ar ir, bet sakė uždarytos. Matai, jau šitam krašte jau visai kitaip. Ten buvo galima dar dieną pavalgyti, o čia jau viskas. Ir nusipirkti. Stabdyk. Stabdau. Čia nepravažiuosim mes jo. Reikia gal kažkur sukt. Nežinau, aš kur dabar tai jis mums rodo sukt. Čia toks įspūdis, kad mes bet jį pervažiuosim. Sukt į kairę liepia, tai čia Į kairę? reikia sukt, nes kitur tai pravažiuosim paskui tą miestelį. Tai kad jau mes iš jo išvažiuojam. Pala, Ar gerai? aš bijau, kad nepravažiuotum to miestelio. Kaip sakai? Jau baigėsi miestelis. Nu, sakau, kad mes jį čia pravažiavom. Vat tas pats paveikslas, kur Aha. mes važiavom į čia, Kur mes pasukom į kairę mes pusę. pasukom kur lenčias ir čia viso to miestelio grožio nepamatėm. O dabar mes atvažiavom iš dešinės. Dabar grįžtam į miestelį, pabandykim kažkas pasižiūrėti, gal valgyt bus kas nors. Deja, miestelis tik tai pasižiūrėti. Jam visiškai nusispjaut. Ar tu čia nori ko valgyti, ar ne? Ai, jam siesta. Susėdė savo darbuotojai, valgo ir klaus. Jurgi! Jurgi! Ar girdi? Jurgi! Visiškai priešinis vėjas ir gana stiprus. Labai stabdo mumi. Dabar čia vėl šiokia tokia nuokalnė. Kad ne šokia nemaža, bet vėjas tiesiog sustabdo. Bandom. Įvažiuoti į miestelį. Gal kartais nečičiai rasim krautuvę. Šiaip tai vedė aplinkui, bet kaip nors susistumsim. Gal iš šitos pusės krautuvė, jeigu čia dėžės sudėtos. Nu jau čia staliukas yra, tabakas, uždaryta. Siesta baigėsi, bet čia iš vis nežinia, ar čia. Ai, gal Ir be vandens čia siestos kas rasim. nors būna kokia krautuvė. Nu jo, kudakuoja be šitos girdėt už tvoros. Bent jau vandens tai matau. Matai? Vandens matau. Daugiau ko gero čia nieko nebus. Tai nors vandens. Ar yra? Nu, panašu tik ar yra. Palia, Ana kranas. negeriamas. turbūt. Ai, Jėzus, tuo savų negeriamų. Perbraukta negeriamų. Tai ką, važiuojam tada viskas. Važiuojam, nieko nėra čia. Ne. Nei parduotuvės, nieko. Turėtum išvažiuoti kelią šito keliuku. Nieko nėra. Parduotuvės jokios nėra. Nu, čia šansų, kad būtų tokios miesteliuose nėra. Jau žinom atvažiuodami.
kad nieko juose nėra. Atvažiuoja autolavki ir atveža žuvų jiems. O jie nusipirkt maisto normalesnio, važiuoja ten į kelintą miestelį, kuriame ir krautuvė. Sukti tą miesčiuką. Nieko čia neturi ir neturės. Vėl toks pats peizažas, kai buvo rytą, čia jau viskas. Jei kas kur kada ir, tai nedirba, nesuprasi kada, kas kur, kaip. Siesta, kada jau tai siesta 5 nedirba, dar siesta 6 jau uždarytai nedirba, iš viso. Labai toks nykokas šiuo atžvilgiu kraštas. Dabar dar šiek tiek turi maisto, vadu nemirsim, susirasim kur kokia aikštelė, nors čia gana sunku susirasti tuose laukuose aikštelę, net ir medžių nedaug. Ir įsivirsim kažką tai valgyti, pavalgysim. Pusryčių įsivirsim dar, pavalgysim, o paskui gal dieną jau ką nors susirasim. Šoninis Vėjas. ir tikrai nepriešinis. Tai mums dar nėra labai baisu. Jis gal net šiek tiek ir nugarą kartais pusėm. Bet dabar va pasisuksim. Kairiau biskį, tada jau bus šoninis ir gal kiek priešinis. Drautokai vėlų, nepailsėję per dieną. Ieškojom, kur čia pasistatyti. Didžiulis vėjas, čia ražienos, čia kviečiai. Va, prie plento susinešim šiaudų biskį. Nes čia kietas molis, nežinia, kad poliukus reiks įkalt. Ir dar pasistatysim ant tų šiaudų palapinę. Mūsų stovykla štai taip atrodo. Dabar kviečių nupjautas laukas. Plentas, už jo toliau kalnai. Vakarienė jau išvirta. Makaronai dar po paskutiniai lašinukai, paskutinius sudėjai. Sakau, rytoj. Ai, dar rytdienai bus? Na, tai dar ne paskutiniai lašinukai. Pavalgysim ir lysim į palapinę. Be 29 mes jau palapiniai. Šiandien nuvažiavom 81,03 km. Vidutinis greitis 11,4. Vėjas dabar didžiulis, baisu, kad palapinę nenuneštų. O ką dabar labanakt? Pasaka! Ne čiurpuliukai eina!